Labą dieną, šiandien jums parodysiu, kaip pasikabinti Need for 3 hamaką. Tai iš pradžių norėčiau pradėti nuo savo gyvenimo istorijas. Ne, šiaip juokauju, iš karto einam prie reikalų, atsirandam geriausią pasaulyje vietelę. Atsimatuojam 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrus. Man mėgstamiausia 6 metrai ir ilgis tarpas medžių. Taip, tai einam prie vien medžiaus, kabinam VP Sling biški virš galvos aukščiaus. Kabinam perverdami visą virvę pro jaustas kilpą. Užkabinam antrą virvę. Tuomet kairė pusėje turim karabiną vadinamą Soft Shackle, dešinė turim hamaką su jauda kilpa vadinamą Continuous Loop. Soft Shackle kišam į Continuous Loop vidų ir po to bumbul kišam į VP Sling kilpą. Tik būtiniausiai įsitikinkit, kad bumbuls būtų tvarkingai įsispaudęs į to VP Sling kilpą. Čia šitą išarčiau, ką atrod, matatas jos šniūrs taip tvarkinga ir apsikabins aplink to bumbulą. Kits variants ir Soft Shackle auseris palikti išlindusias iš kilpas, tada vėliau būn labai lengva atkabinti karabiną. O mata čiukšt. Užkabinam kit galą šitą. Tokart reguliuojam hamakos aukštį ir įtempim. Paimam laisvai VP Sling galiok ir tempam šitą, ištraukam. Traukam ir po to kanalą, kur į virvę vidau kitus virvės būtina ištempam. O mata, būtina. Nes jeigu neištempsi, po to sėdant į hamaką, gal ta virvė čia biški susigadini. O čia va matot, pailginam hamaką ir vėl būtiniausiai ištempam. Dar kart pažiūram. Šitą emam galiok, traukam. Toliau einam reguliuoti hamakaus ridgeline, nors nebūtina nureguliuoti, bet jeigu nori, kad būtum hamaks daugiau išlinkęs, kaip dabar matą, pritrauki, atleidi šitą, jeigu nori, kad būtum labiau išsiteisęs. Tai čia kiekvienam pagal patogumą pasidara savo, kaip nori. Ir viskas, vis darbą nudaryti, leik tik tą bongs, nusiportom šitą kojus, įgulamies į hamaką, visada skersai, atsiminkit. Nesigulkite į hamaką, turi skersą gulėti, kaip, nežinau, ištrižain per tavo loto. Gerai, mėgaukis.